Treneri, rungtynė šiandien į viršų, į apačią, pirma mačo pusė gal sunkesnė, bet pavyko nepaleisti varžovų į priekį, antroji mačo pusė jau perėmėt jūs iniciatyvą, tada kažkiek ten vėlgi į vieną, į kitą pusę, gale jūs kažkiek pirmavot, varžovų laimėjo. Kaip jums pačiam rungtynės, ar labai didelis apmaudas neiškovojus tos pergalės? Tai žinoma, kad gale rungtynių turėjom pranašumą, galėjom uždaryti tas rungtynės. Padarėm tokių vaikiškų klaidų, kur reikia atsitverti, atsikovoti kamuolį, puolime pataikyti iš po krepšio ar bent jau pražangą išprovokuoti. Tai čia tikrai nieks nekaltas, mes patys kalti, bet pati pradžia buvo tokia labai, nežinau kodėl, tokia vangi ir davėm pajausti varžovams tą aikštelę ir krepšius, keitaliojom gynybas, bet tokio nebuvo tokio tvirtumo nei puolime, nei gynybai pradžioje. Aišku, tikrai sunku žaisti mažą rotaciją, jau ne pirmas rungtynės ir neturit gal ir tokio žmogaus kaip Julius Kazakauskas, bet jau antroje mačo pusėje ir jį pristabdėt ir kažkaip visą komandą pristabdėt, bet Julius vis tiek ir padarė savo darbą, ten kamuolį atkovojo, tritaškį pataikė, tai kiek su juo galbūt ir pavyko iš esmės tvarkytis ir kiek nepavyko? Ne, jeigu imant visas rungtynės, tai aišku, kad apstabdėm, dvigubinom, čia kaip ir buvo planas toksai, bet gale rungtynių jau tu turi daryti viską, kas įmanoma, kas tavo jėgose, kad apsiginti, atiduoti paskutinės jėgas, jeigu yra šansas laimėti rungtynės, turi atiduoti visas jėgas ir aš nežinau, man atrodo, kad mes to iki galo nepadarėm. Šį sezoną vėlgi tikrai ne pirmas panašaus tipo pralaimėjimas iš tos pusės, kad keliais taškais po atkaklios kovos, kaip galbūt viduje, galbūt bandot užmiršti tuos pralaimėjimus ir tikėt, kad esam arti pergalių. Ne, tai aišku stengiasi pamiršti, nes vėl už 2 dienų laukia kitos rungtynės, bet iš kitos pusės stengiasi kažkiek prisiminti ir žaidėjams priminti, kad nedarytų tų pačių klaidų, nes jie irgi atsimena tas rungtynės, kai praloši dėl neatkovoto kamuolio ar dėl kažkokios kvailos klaidos, kur neturėtų jų daugiau būti ateityje, tai kažkiek bandai priminti, bet stengiasi žiūrėti į priekį. Tai aišku, ta rotacija nėra didelė pas mus, ieškom to papildymo, bet kaip visi žino, ta rinka labai jau tokia kudoka, bet tikimės kažką surasti, kad būtų bent jau ta rotacija didesnė, kad duot daugiau minučių poilsio pagrindiniam žaidėjam, nes dabar tikrai labai daug visi žaidžia, gal kažkiek ir tas nuovargis yra gale, bet turim ką turim ir turim prisiversti žaisti iki galo ir laimėti rungtynės.